sezonas baigęs. Šita video idėja yra senai gimusi, privalom padaryti šitą video, jisai yra skirtas edukaciniais tikslais. Nuspręsta buvo padaryti po sezono, tam, kad ralio bendruomenė galėtų pasitobulinti savo automobilius, pasinaudodami mūsų patirtimi iš Winter Rally Rokiškis avarijos. Ir norim supažindinti visą bendruomenę su konstrukcijos elementais saugumo, kurie mums padėjo sugerti tą smūgį. Kalbant apie BMW Cup reglamentą, tai pas mus automobilis paruoštas buvo ne pagal minimalius saugumo reikalavimus, bet buvo priimti sprendimai, kurie yra tik tai rekomendacinio pobūdžio, bet jie ir padarė pagrindinę darbą visą. Automobilis dabar atrodo taip, jisai po avarijos atrodė šiek tiek kitaip, bet bendradarbiaudami su Lietuvos automobilių sporto federacija, taip pat edukaciniais tikslais leidome tą automobilį iškarpyti, kad gelbėtojai galėtų pasipraktikuoti, kaip elgtis tokiose situacijose, nes ačiū Dievui, kad jų yra beveik nėra. Vienas svarbiausių momentų čia tai yra skersiniai sėdinių laikikliai, kurie sutvirtina slenksčio dalį su tuneliu. Taip pat ir pas šturmaną tie laikikliai buvo įdėti, tai tada dugnas įsiriša ir daugiau mažiau veikia kaip bendra konstrukcija. Šita dalis buvo štai taip, čia yra įkirpta, nežinau, arba kaip išardinė mašina nukirpo, kad patogiau būtų, arba bet jinai buvo štai taip. Galima tik tai įsivaizduoti, jeigu sėdinė ant dugno būtų, tai būtų kitaip buvę. Šičia yra skersinis, buvo padarytas, bet jisai padarytas, kas gal blogai buvo, kad jisai išmontuojamas buvo su varžtais, tam, kad pečiuką galėtume išimti, bet daryčiau virintą šitą vietą tiesiai prie konstrukcijos, prie pagrindinio lanko, kad sutvirtint nejudamai, nes gavosi taip, kad šiti lankai paėjo, tas pagrindinis lankas liko čia ir vis tiek čia judesio buvo. Laikomoji jėga buvo ne tokia, kokia galėjo būti, jeigu suvirinta būtų, tai spręsčiau geriau pečiuko klausimą, bet lanką virinčiau taip, kad ant tvirto būtų. Turėjom nuvedimus į stakanus, taip kaip toj pusėje čia yra išpjaustyta jau. Šitie nuvedimai į stakanus neleido tam lankui važiuoti į šitą pusę, link sėdynės. Dėl to judesys buvo tik tai į šitą dalį, tik tai į šoną. Kas papildomai dar pas mus buvo padaryta su saugos lankais, tai yra pagrindinis lankas ne tik tai prie kėbulo pritvirtinamas yra, bet dar ir surišamas su galiniu takanu. Jeigu pasižiūrėti, čia yra linkimas, tai matos, kad jis sutūmė į tą vietą. Kas dėl benzino išsiliejimo į saloną, tai benzinas išsiliejo per šitas angas, tai čia yra siurblys ir plūdė. Konstrukcija smūgio metu buvo pažeistas tunelis ir išlaužė plūdės vietą. Kelmas ėjo per šičią, per apatinę arkos ir slenksčio sujungimo vietą, sutūmė šitą mazgą į vidų.
Tada kelmas lindo į apačią, sėdinių skersiniai neleido palysti po dugnu tam kelmui. Tada persidavė į šičią ir sutūmė šitą pagrindinį lanką į galą, sudirbo šitą konstrukciją. Tai reiškia, tą mazgą stūmė į čia. Viso šitos konstrukcijos dėka, kas buvo sukonstruota šitoj mašinoj, neleido kelmui palysti po dugnu ir išspjovė mus. Nežinau, neįsivaizduoju, kaip čia papasakoti. Čia pamatyti geriau reikia. Taip pat dar sykį norėjau padėkoti visai ralio bendruomeniai, gelbėtojam, automobilių sporto federacijai ir visiems žmonėm, visiems artimiesiem, kurie padėjo atsistot ant kojų. Pasidalinom savo skaudžia patirtimi, tikiuosi, kad šitas video buvo naudingas ralio bendruomeniai. Ir tie, kas nesat pasidarę konstrukcinių sprendimų pagal Lietuvos automobilių sporto federacijos rekomendacijas, manau, kad šitas video atsako į klausimą, jų reikia ar ne. Jie, manau, yra privalomi. Tai yra, pasikartosiu dar sykį, papildomų lankų nuvedimas iki stakanų, pagrindinių lankų sujungimas po panelę, sėdinių laikikliai ne ant dugno, o su papildomais skersiniais. Ir taip pat rekomenduoju nuo pagrindinio lanko, kur rodžiau, nusivesti į stakanus galinius, surišimą pasidaryti. Tai mums irgi čia padėjo. O mano sveikata gerėja, po truputį stiprėju ir pažvelgus į visą paveikslėlį, prabėgus šiek tiek laikui, suprantu, kad čia tos mano patirtos traumos tai yra mažiausia, kas čia galėjo atsitikti. Tai palinkėsiu visiems stiprinti savo kūnus, nes ne tik automobiliai turi būti tvirti, bet ir kūnas mūsų. Tai sportuokit, stiprinkit kūną ir pasistiprinkit savo automobilius, besiruošiant 2026 metų ralio sezono. Iki pasimatymų.